Sveika, miela žiūrovė, ačiū, kad užėjai į mano kanalą. Jei čia užsukai pirmą kartą, mano vardas yra Ramunė ir aš esu dvasinė patarėja. Padedu moteriams pakeisti jų karmą, skaitau akašos įrašus, taro kortas, darau energetinį gydymą, blokų valymus, įvairius burtus ir magiškus angelų ritualus, bei patariu su dvasiniu vedliu pagalba. Man taip patiko daryti šiuos trumpus skaitimus, atsakymų skaitimus praeitą mėnesį, kad sugalvojau vėl padaryti. Tikiuosi, jie tau taip pat patiko ir tai yra geras būdas gauti atsakymus iš tavo aukštesnio aš. Taigi, kaip praeitą mėnesį, jeigu žiūrėjai praeito mėnesio video, jau žinai, ką daryti. O jeigu šį skaitimą matai pirmą kartą, noriu, kad sugalvotum 4 klausimus savo aukštesniajam aš. Ir tavo aukštesnysis aš jau turi paruošęs 4 atsakymus. Taigi, sugalvok pirmąjį klausimą savo aukštesniajam aš. Ir jo atsakymas yra: paprašyk kitų žmonių pagalbos. Tau reikalinga kitų žmonių pagalba tam, kad galėtum išpildyti tai, ko klausiai. Jeigu klausiai, ar tavo svajonė išsipildys, tai priklauso nuo kitų žmonių. Jaučiu, kad tau reikia kitų žmonių pagalbos. Arba kiti žmonės ateis tau į pagalbą ir padės tai išpildyti, arba tau reikia paprašyti kitų žmonių pagalbos. Kartais būna, kad tai, ką norim manifestuoti, nėra mūsų stiprybė ir mums neišeina tai vieniems patiems padaryti. Pavyzdžiui, jeigu turi savo verslą ir gal marketintis nėra tavo stiprybė, tai tau reikėtų paprašyti kitų žmonių pagalbos, kurie yra specialistai toje srityje, kurie tau galėtų padėti. Dabar sugalvok antrąjį klausimą savo aukštesniajam aš. Ir atsakymas yra be assertive. Assertive tai nežinau, kaip lietuviškai verčiasi, bet man toks jausmas, kad pastovėk už save, pastovėk ties tuo, kuo tu tiki, tikėk, pasitikėk. Taip tvirtai laikyk vadelę savo rankose, žinok, kad tu kuri savo realybę, tu esi savo realybės kūrėja ir nepasiduok niekam, kas sako atvirkščiai. Tiesiog jaučiu, kad tau reikia gal netgi nubrėžti geras santykių ribas, tiesiog pastovėti už tai, kuo tu tiki. Ir tada suprasi tą atsakymą, ar tai, ko tu klausai, manifestuosis. Vat jeigu tu tikėsi, jeigu pastovėsi už save, jeigu turėsi tas geras santykių ribas, jaučiu, kad tai išsipildys. Dabar paklausk trečiojo klausimo. Ir tavo aukštesnio aš atsakymas yra: tai išsipildys pačiu taikiausiu, pačiu harmoningiausiu būdu. Tai jeigu kažko klausai, ar pavyzdžiui, ar tas ir tas manifestuosis, tai manifestuosis pačiu taikiausiu, pačiu harmoningiausiu būdu. Jaučiu, kad tau nereikės labai smarkiai dirbti, jaučiu, kad tau nereikės kovoti už tai, stresintis dėl to. Tai tiesiog įvyks taip, kaip turi būti. Jaučiu, kad sinchronizacijas kažkokios sulauksi, kažkas kažką pasakys ir tai bus tai, ko tau reikėjo, ar pagalba kažkokia suteiks tau tavo aukštesnysis aš tai, ko tau reikėjo, ir tai bus pats lengviausias, pats taikiausias, pats harmoningiausias būdas tam išsipildyti, ko tu klausai. Dabar sugalvok paskutinį 4 klausimą. Ir atsakymas yra: per ateinančias porą savaičių. Tai tavo noras išsipildys per ateinančias porą savaičių. Sulauksi atsakymo į savo klausimą per ateinančius porą savaičių. Gal kažkas grįš į tavo gyvenimą per ateinančius porą savaičių. Čia kortoje matau
vaikai ir santykiai gražus. Tai jeigu klausiai, kas susijęs su santykiais, tai sulauksi žinutės ar kažkokio tai gesto iš to žmogaus per ateinančias porą savaičių. Jei tavo klausimas nebuvo susijęs su kitais žmonėmis, tai jis vis tiek išsipildys per ateinančias porą savaičių. Tu kažką ar naujo sužinosi, ar tai išsipildys, ar sužinosi atsakymą per ateinančias porą savaičių. Taigi tiek aš tau turiu šiame skaitime, tikiuosi tau patiko šis trumpas skaitimas ir atsakė į visus tavo klausimus. Kitą mėnesį, jeigu nori pamatyti šį tokį video ir vėl paklausti 4 klausimų savo aukštesnio aš, tada nepamiršk paspausti patinka, prenumeruoti bei varpelį, kad niekada nepraleistum sekančių video. O jei norėtum asmeninio taro kortų skaitimo, su manimi gali susisiekti aprašymo laukelėje pateiktais būdais arba užsisakyti mano sielos integracijos Contribui prenumeratą, kurioje asmeninį taro kortų skaitimą gausi dovanų kiekvieną mėnesį. Susitiksime tavo sekančiame skaitime.